tas dalyvis, kuris dabar pasirodys, jis tinka tiem, kurie mėgsta kirptis. Šia mergaitės nei jum, nei man netinka jisai. Pasitikite. Žmogus žirklis. Jurijus Vilnius. Mano vardas yra Jurijus. Šiais metais mane pavadino ekstremalių kirpimų režisieriumi. Mėgstu visokias atrakcijas ir nestandartinius. Kodėl aš darau tą kirpimą po vandeniu? Kažkas, tai aišku, be abejo tai yra padaręs, bet Lietuvoje niekas nedaręs ir aš norėčiau būti pirmas žmogus, kuris Lietuvoje tai padaro. Man labiausiai nepatinka diržuotos katės, cepelinai, bulvių košė ir riebus maistas. Normaliai man yra, pavyzdžiui, šokti šokių maratone iki tol, kol nukrisi negyvas. Akiniai, kadangi aš dabar esu be mašinos ir važinėju motociklu, kad musės man neįskristų į akis, nes jos man reikalingos kaip prisiminimas. Paskutinį kartą persikokau, kai man buvo 2 metai, aš tada suvalgiau berods kebabų. Jie buvo netinkamo padažo. Tai ir buvo, bet aš neprisimenu, man tai brolis pasakojo. Linkėjimai visiems jūreiviams. Aš esu kirpęs senį šaltį, iš tikrųjų jisai pas mane lankosi, bet lankosi tik tai vasarą. Bet jis kažkoks labai keistas, senė šaltis, nes visą laiką aš prašau pas jį dovanų, būto, mašinos, bet jis man kažkaip tai niekados nieko ir neatnešė. Jurijau, ką tu darysi, mums trumpai pasakyk. Kadangi visą laiką kirpu natūralioje būsenoje, aš nusprendžiau kažkaip tai reikėtų pakirpti po vandeniu. Ir be kito, ko dar noriu padaryti, tai labai greitai, maksimaliai greičiau. Jurijau, kaip tu galvoji, jeigu aš tau pasiūlau už 7 minutės 300 litų? Gerai, tinka. Už 7 minutės 300 litų. Jurijau, o jeigu 6 minutės? Tai 400. Gerai, Jurijau, einam. Paplojam, paleidim Jurijų. Jeigu Jurijus po vandeniu per 6 minutės apkirps gražią merginą gražiai, žvagulis stato 400 litų. Mes taip pat, kad laikas eitų geriau, pakviesime Ivą! Mes mylim daug vaikinų, brunetų ir blondinų. Ir kai naktim sapnuojam, visus jas išbučiuojam. Mes mylim daug berniukų, blondinų ir juodukų. Į priekį negalvojam, kvailiojam ir viliojam. Vituką ir Martyną, Kęstutį ir Lauryną, Šarūną ir Antaną, Valiną ir Ruslaną, Egidijų ir Romą, Remigijų ir Tomą, Algimantą ir Matą, Rolandą ir Donatą. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Ir vos tai panorėsiu, tuoj bet kurį turėsiu. Ramūną ir Žydrūną, Liutaurą ir Arūną, Virgilijų ir Darių, Eligijų ir Marių, Artūrą ir Sergejų, Maksimą ir Andrėjų, Giedriuką ir Kastytį, Žygimantą ir Vytį, Saulutę ir Danielių, Olegą ir Gabrielių, Stanislovą ir Rimą, Bronislovą ir Simą, Vitalijų ir Gustą, Modestą ir Augustą, Smalkų gaudau kaifą, myliu Andą Maipą. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Ir vos tai panorėsiu, tuoj bet kurį turėsiu. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju. Aš myliu, 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 daug vyrų, vyrų, vyrų. Ir vos tai panorėsiu, tuoj bet kurį turėsiu. Vyrai! Iva! O mūsų Jurijui liko 10, 9, 8. Jurijau,
5, 4, 3, 2, 1. Paplokim Jurijui. Jurijau, bet tu pats žinai, kuom baigėsi kirpimas. Aš sumokėsiu pinigus tik tada, kada tu sušukosi su Fenu tą mergaitę, gerai? Gerai. Viskas, laukiame šukosenos. Paplojam Jurijui. Po pertraukėlės matysite. Gyva! Nu ką, mums dabar liko sulaukti šukosenų karaliaus. Aš labai norėčiau sumokėti tos pinigus, nes Jurijus visas sąlygas įvykdė. Pasitikime plojimais. Jurijus su šukosena. O! Kaip tu jautiesi? Matau, Jurijau, šaunuolis. Aš visada statau. Aš visada kaifuoju statydamas. 1, 2, 3, 4. Jurijau, čia tavo. Jurijus užduotį įvykdė ir už tai gauna 400 litų. Ar graži mergina? Spręskite jūs. Aš jūsų maldauju, gerbėmėjai, nedarykite nieko šito namie patys. O dabar dar vienas dalykėlis liko. Laidos pradžioje aš jums stačiau po 50 litų už